Mano meilė. 2017 m. sausio 26 d. eidama į savo pirmąjį lietuvių bendruomenės susitikimą šventai tikėjau, kad meilė neegzistuoja ir santykiai yra visiška nesąmonė, nes juk vis tiek jie visi kažkada baigėsi. Tačiau tada dar nežinojau, kad tą dieną sutiksiu tave. Žmogų, dėl kurio pasikeis mano visas gyvenimas ir ta meilė netikinti ledo karalienė pavirs galva pametusią merginą, kuri vieną dieną stovės čia, kaip tavo būsima žmona. Negaliu patikėti, kad jau praėjo daugiau nei 6 metai mūsų pažinties ir mes stovim čia vienas prieš kitą. Negaliu patikėti, kad nuo pirmų akimirkų mano širdyje atsirado tas mielas šilumos jausmas, kuris mane lydi iki šiol, kai pagalvoju apie tave. Negaliu patikėti, kad sutikau žmogų, su kuriuo patyriau nesuskaičiuojamą kiekį nuotykių, įspūdžių ir šiltų akimirkų, už kurias esu tik tau dėkingas. Ačiū, kad per visus tuos mūsų su 6,5 metų draugystės mane mylėjai, palaikei, kai buvo sunku, padrasinai, kai to reikėjo, išmokei mane pamilti ir iš visos širdies mylėti save. Ačiū, kad esi mano ramstis, mano saugus prieglobstis, kad klausaisi mano visų skundų, kad manimi rūpinėsi ir taip skaniai maitini, ypatingai, kai išalkstu ir būnu bjauri. Ačiū, kad niekada, net ir per didžiausius pykčius, nedavei pagrindo abejoti mūsų santykių stiprumu. Tikiu ateitim, kuri bus pilna ir džiaugsmo, ir liūdesio, ir meilės, ir skausmo, juoko ir ašarų, bet tai bus ateitis šalia tavęs. Su tavimi aš patyriau pačius geriausius savo gyvenimo momentus. Taip pat ir skausmingiausius, nes tik susipykęs supranti, ką gali prarasti. Bet po kiekvieno išbandymo visada jausdavosi dar tvirtesnis dėl mūsų ryšio. Aš visą gyvenimą nepamiršiu, kaip mes stovėjom, dar pirmais draugystės metais stovėjom pas Aivaros šeimos sodyboje prie laužo. Mes tada valgėm, smagiai praleidom laiką ir tada sėdėjom pavėsinėj, ten degė laužas, žvakių šviesa, kuris irgi Tavija suorganizavo, kad jaukumo suteiktų Ir visa šeima išėjo ir grojo muziką ir mes buvom žvakių šviesoje. Ir tuo metu mes dar nebuvom pasakęs vienas kitam, kad mes mylim. Tai aš manau, mes abu labai tą jautėm. Ir jis stovėjo mane apsikabinęs iš nugaros. Ir vienu metu jinai pasakė, jeigu tai ne meilė, tada nežinau, kas tai. Ir tiesiog tą akimirką aš jaučiausi tokia mylima, tokia saugi, tokia savimi. Tai man irgi labai vėl šiltus jausmus priminė. Man net nereikės šito video žiūrėti. Aš tos akimirkos niekada gyvenime nepamiršiu. Šiandien, kaip ir kiekvieną dieną prieš tai ir kiekvieną dieną po to, pasirenku šiuo gyvenimo keliu žengti su tavimi. Nekantrauju pamatyti, kaip toliau augsim ir kokiais žmonėmis tapsim, kaip vystysis mūsų santykiai, kaip augs mūsų šeima, kokius nuotykius patirsim ir kaip kartu pasensim. Laukiu pamatyti tavo raukšlelių išvagotą veidą ir žvelgti jame mūsų kartu praleistas akimirkas, juokiantis, verkiant ar tiesiog gyvenant. Todėl ir myliu tavo nenustykstamą norą stengtis dėl kitų, o ypač dėl mūsų ir manęs. Ne tik sprendžiant ginčus pastaruoju metu, bet ir tavo organizuojamas kelionės, kai nežinau, kur važiuoja, ar kai uždegi 100 žvakučių ir prigamini užkandžių, kol maudosi duše. Laukiu kiekvienos akimirkos, kurią praleisim kartu, vartantis lovoje šeštadienio rytais, atsisveikinant prieš miegą myliu ir bučiniu, ir tų mažų ginčų dėl to, kuris myli labiau, nes aš labiau. Laukiu kiekvienos sekundės, praleistos kartu su tavimi ir nekantrauju pagaliau būti tavo žmona, o tave pagaliau vadinti savo vyru. Susipažinęs su tavimi, aš atradau dar vieną šeimą. O šiandien mes kuriame savo šeimą. Todėl aš pažadu kiekvieną naktį prieš užmiegant pasakyti myliu ir labanakt, o ryte atsibudęs padėkoti, kad visa tai nesapnas. Pasinaudoju šią progą, taip pat noriu palinkėti ir tavo šeimai. Už tai, kad mane taip šiltai priėmėt
į savo ratą. Ačiū, kad visada paskambinat ir pasidomit, kaip aš laikausi. Ačiū, kad išklausot ir palaikot. Ir kad niekada nuo mano ir Aivaro santykių pradžios neprivertėt manęs jausti svetima. Ačiū, kad tapot ir mano šeima. Todėl šiandien noriu ir jums pažadėti visada išklausyti, visada palaikyti ir rūpinti šios šeimos gerovę, savo visą širdimi mylėti Aivarą ir būti jo verta žmona. Pažadu toliau suktis virtuvėje ir gaminti tau savo išradimus. Pažadu ir toliau sakyti medinius bairius, kad bandyčiau tave prajuokinti. Pažadu toliau suleisti su tavimi į gyvenimo nuotykius ir įveikti visus iššūkius, kuriuos mums mes. Pažadu būti tuo vyru, kurio tu įkvepi mane būti, ir vyru, kurio tu nusipelnai. Myliu tave dabar, visados ir labiau. O svarbiausia, mano meilė, šiandien, prieš visus čia susirinkusius mūsų draugus ir artimuosius, bet labiausiai prieš tave, Aivarai, pasižadu tave mylėti su kiekviena sekundė vis labiau. Net ir tada, kai turiu trečią kartą pakartoti mūsų planus, nes tave vis išblaško taip gražiai dėmesio prašantis Edis. Pasižadu mažiau bumbėti, labiau pasitikėti tavimi, visada tave išklausyti, šnekėtis ir sugrįžti, kai emocijoms užkilus išbėgu iš kambario. Pasižadu tave palaikyti ir skatinti siekti savo svajonių bei tikslų. Pasižadu būti mylinti ir rūpestinga mama mūsų ateities vaikams bei augintiniams ir būti tokia žmona, kuri tave nustebins, priglaus, atleis, gerbs, pripažins savo klaidas ir iš jų mokysis, pastovės už save, už savo šeimą ir už savo vyrą. Šiandien pasižadu būti tavęs verta žmona ir visą savo širdelę mylėti tave kiekvieną man šioje visatoje skirtą sekundę. Myliu tave, mano Aivariukai, mano meilė, mano saulė, mano būsimas vyre. Myliu tave. Taip, žinoma. Labai daug dalykų noriu palinkėti. Noriu palinkėti, kad mes ir toliau būtumėm laimingi, kad net ir iš pačių sunkiausių momentų rastumėm kruopelytę meilės, laimės, džiaugsmo ir priimtumėm taip kaip pamokas gyvenimo. Ateities versijoms Tavijai ir Aivarui palinkėčiau daugiau nuotykių, daugiau žaismingumo, daugiau sakyti taip ir nedvejot. Ir svarbiausia, tai noriu palinkėti, nepamiršti, dėl ko mes susitokėm, dėl ko mes pasirinkom vienas kitą. Ir aišku, noriu ir šeimos palinkėti, ir faino šeimos, kad ir kokia jį beatrodytų, kad ir kokia jį bebūtų. Ir jo, mėgautis kasdieną akimirkom, kaip dabar ošia medžiai ir krinksi žąsys. Tokiom akimirkom sustot minutę. Ir prisimint, kad galų gale geriausiai namuose vien šalia kito kartu šiam gyvenime. Ir tiesiog rinktis save, savo santykius ir rinktis sprendimus tokius, kurie mus padarys laimingais. Nuostabu, visiškai, tikrai. Perfekt.